Knygynuose jau pasirodė garsaus estų lektoriaus ir motyvacijos mokytojo Pepo Vaino knyga Svarbiausias klausimas. Klausimų ir atsakymų knyga, parodanti, kaip sutelkti drąsą imtis to, kas teikia daugiausia džiaugsmo ir pasitenkinimo. Per praėjusius metus Estijoje šios knygos parduota 15 000 egzempliorių, o Vilniaus knygų mugėje buvo pristatytas lietuviškas šios knygos leidimas, kuriame galime susipažinti su autoriaus siūlomu paprastu linijiniu metodu, padedančiu atrasti tikrosius savo norus ir juos įgyvendinti. Didesnėjai daliai Lietuvos verslo žmonių Pepas Vainas žinomas iš jo vestų seminarų. Tačiau kaip save ir savo knygą autorius pristato skaitytojams, kurie nieko nėra apie jį girdėję, ar tiesiog nemėgsta lyderystės vadovėlių, ką skaitytojai ras svarbiausiame klausime. Rašydama šią knygą aš pirmiausia ir galvojau apie paprastus žmonės tokius kaip aš ir jūs. Manyčiau, kad tai yra lengvai skaitoma ir gera knyga, kuri įkvėps jūs susimastyti apie tikruosius savo troškimus bei padės paversti juos gerokai aiškesniais. Taip pat tikiuosi, jog suteiks teigiamų nurodymų ir priemonių bei motyvacijos tapti laimingesniais, o ne tik apie tai galvoti. Visiems, kurie skaitys šią knygą, ypač žmonėms, kurie nemėgsta verslo, rinkodaros ar lyderystės knygų, svarbiausią klausimą pristatyčiau kaip puikią istoriją apie paprastą vaikiną, kuris Estijai ir Lietuvai atgaunant nepriklausomybę buvo 22 metų ir turėjo siekių bei svajonių, kurias sėkmingai įgyvendino. Tai tiesiog knyga, kurioje pasakojama daug kaiminystėje gyvenančio vaikino istorijų. Pretty nice story of a regular guy who was when the Estonia and Lithuania became free.